Venskaus tritaškiai labai patinka, nes 6 jau pataikė, tai skaičiuojam, kiek dabar mes. Šioje laidoje apie Lietuvos krepšinio fanų komandą žiūrėkite. Vytis apsilankė Šakių krepšinio lygos žvaigždžių dienoje, kur įspūdingą pasirodymą užfiksavo Augustinas Venskus. Rungtynių savaitė prasidėjo kiek anksčiau nei įprasta. Ketvirtadienį išvyka į Klaipėdą. Duoklė vietos sirgaliams. Apie tai Vyčio ekipa kalba nuo tada, kai Šakiai palaikė komandą šią išgyvenant sunkiausius laikus. Praėjusį savaitgalį žaidė vos vienas rungtynes prieš Perlą. Vyčio krepšininkai gavo puikią progą grąžinti skolą. Sekmadienį jie atvyko į Šakių krepšinio lygos visų žvaigždžių dienos šventę. Vytis joje sužaidė rungtynes prieš Šakių rinktinę. Ir vienas žaidėjas tąkart buvo karštesnis nei visi kiti. Klaidų nedarykite. Ant greito. Laisvas ir duok, varyk. Eina. Ateik Hardinas susilaik. Ten vieną. Ten 4 suvaryk. Augustinas Venskus rungtynes pradėjo tritaškių lietumi. Tuo buvo sužavėti ir jo komandos draugai, leidę laiką ant atsarginių žaidėjų suolelio. Tokios šventės beje ir yra turbūt viena iš retų progų kalbinti krepšininkus esančius ant suolelio, bei Vyčiui sužaisti prieš Luką Damušį, kuris nemažą šio sezono dalį praleido būtent Lietuvos krepšinio fanų komandoje. Smagu matyti tiesiog aikštę ir tribūnose, kai aplanko varžybose, smagu. Kol kas patinka, Venskaus tritaškiai labai patinka, nes 6 jau pataikė, tai skaičiuojam, kiek dabar mes. Gerai būtų, kad bent pusę tiek sumestų, kiek dabar jau įmetęs. Parodo, kad gali žaisti, rodo, kad pataiko. Taikosi į MVP titulą, manau. Venskaus tritaškiai, visus tikrai kiek jis čia 6 įmetęs per 12 minučių, tai tas nežinau, tikiuosi tęs toliau tą savo seriją. Matos, vyrai moka tą krepšinį žaisti. Gal nesiseka labai gerai, ta prasme, prieš mus kovoti, bet tikrai nebloga komanda. Jo, manau, tikrai smagi šventė tiek žaidėjams, tiek, sakykime, žiūrovams. Vis tiek kažkoks prasilaškymas, sekmadienio, puikus praleidimas. Tikrai smagi šventė. Ir Virginijaus ir Vydžio minutės pertraukėlės, kaip galėjote pastebėti, buvo kiek kitokios. Ir augi maitinti. Neduoda mama valgyti ar kaip? Taip yra. Tai viso 5 kėlinį, tai 20. Kai edys tegu ant perimetro būna, nes tingi bėgiot visai žiūriu šiandien. O Remyga tegul taško tave. Tingi biškė atgina, nežinai. Vakar tingėjai, šiandien tingi, jo kai. Ką? Man netingėsi. Ir komandos gydytojas Tadas šią šventinę progą padarė tai, ko šiame sezone dar nebuvo daręs. Apsivilko marškinius. Marškinius užsidėjau, tai reikia parodyti. Man patinka žvaigždžių, kad žmonės iš tikrųjų gali pamatyti krepšinį iš arčiau, susipažinti su žaidėjais, patys išbandyti vieną ar kitą krepšinio fragmentą ir tiesiog prisiliesti prie to viso dalyko. Kartais duodu pastabų, tikrai, kai akivaizdžiai matosi, treneriai nepastebi, tai jo, irgi pavadovauju kartais, man patinka. Pasilinksmint ateina pažiūrėti, sakykime, linksmąją pusę krepšinio visą konkursą, leidžia pasivaržyti, kuris geriausias, sakykime, yra rajone. Sakykime, tą ir duoda, kad gali pasivaržyti, gali papramogauti. Pramogos baigėsi įgūdžių konkursų įvykusių po rungtynių. Pagrindinė žvaigždžių dienos žvaigždė tapo rezultatyviausias rungtynių žaidėjas ir įgūdžių konkurso nugalėtojas Augustinas Venskus, įveikęs Luką Damušį, kuris neatrodė labai nuliūdęs dėl šio pralaimėjimo. Nebuvo liūdna, laimė geresni visada. Man? Tai pataikyti iš baudos metimą savo. Pirmą gal būčiau pataikęs, būčiau laimėjęs, nežinau. Konkursas iš tikrųjų labai įdomus. Pirmą kartą man teko tokiam dalyvauti, kad neblogai pasisekė. O finale, kaip sakant, pasisekė, kad iškart visus metimus sumečiau, o priešininkas neiškart sumetė ir to pasekoje laimėjau.
Turėję kiek laisvesnį savaitgalį nei įprasta, Vyčio krepšininkai kitą rungtynių savaitę pradėjo ketvirtadienio išvyką į Klaipėdą. Pajūris kol kas laiminga vieta Vyčiui. Lapkričio pabaigoje čia pirmą kartą apsilankiusi komanda tuomet įveikė Naftą rezultatu 96-90 ir iškovojo 8-ąją pergalę per 9 susitikimus. Tai buvo geriausiai iki šiol užfiksuota Vyčio sezono atkarpa. Bet būkit pasiruošę, jūs kamuolys čia, jūs čia, siunčia toliau čia, visi. Galbūt bus nelengva pradžioj, bet šitą turi. Praėjusiame tarpusavio susitikime 27 taškus pelnęs Paulius Belevičius užtruko, kol įsibėgėjo, tačiau jau antrajame kėlinyje tapo komandos puolimo lyderiu. Po Gyčio Radzevičiaus tritaškio, baigiantis pirmąjį rungtynių pusei, Vytis išėjo į Rūbinę su 5 taškų persvara. Atvykit po snarkus, 3-3 kiek neliko. Kaip padarė žingsnis, ko aš panikuoju. Ramiai, 2 prieš 2 puolė, aš tik 2 prieš 2 puolė. Iš to greičių padarė 2 prieš 2, mes kažkas prieš 2. Ir nors sulig trečiojo kėlinio sirena pelnytas Jono Dvašiaus tritaškis išlygino rezultatą, ketvirtasis kėlinys, kuriame Vytis daugiau nei 5 minutes neleido varžovams pelnyti taškų, buvo pavyzdinis. Vyčio pergalę įtvirtino Gyčio Radzevičiaus dėjimas greitos atakos metu. O laidos pabaigai grįžkime į žvaigždžių dieną Augustino Venskaus metimų iš užupio. Rytojaus laidoje antrosios iš eilės rungtynės prieš Klaipėdą namų arenoje ir Marijaus Užupio dainavimo sugebėjimai.